Labutis visiems, čia Loreta su dar vienu video. Aš tiesiog darbavausi namuose, valiausi namus ir atėjo mintis apie gerus žmonės ir blogus žmonės, kaip mes juos vertiname. Tai va, iš karto aš išlipau viršų ir darysime video ir mąstysime dabar, susitvarkysiu savo mintyse, ką jie norėtų paaiškinti, kaip jie nori paaiškinti tarp tų dviejų skirtumų, kuriuos mes skirstume Žemėje, kad yra geri ir blogi žmonės, arba yra gera ir bloga energija. Ir tiesiog pašnekėsime apie tai. Ar bent jau jie duos mums idėjas iš viršaus, kaip jie nori šiek tiek aiškiau paaiškinti mums apie tai. Apie tiesiog supratimą, apie kaip mes Žemėje vadiname gerą ir blogą. Tai va, visų pirma, šitam lygiai, kuriam dabar mes esame, arba tiesiog, nesinori sakyti lygis, nes taip kažkaip mes mėginame skirstyti, kaip ir viską šitoje Žemėje mums mokina, kad mes turime skirstyti tas ir tas, geras, blogas, aukštas, žemas. Tiesiog tų suprantantis daugiau ar tų nesuprantantis, tiesiog mums visą laiką visur skirsto. O didesnis supratimas yra, kad mums nereikia nieko skirstyti, nes tai yra vienaip ar kitaip energija. Kad viena energija egzistuotų, reikia ir kitos energijos, kad egzistuotų. Tiesiog reikia suprasti, kas yra gera ir kas yra bloga, kaip mes šią Žemėje vadiname, bet gėris be blogo negali egzistuoti. Vienu žodžiu, tai yra vienas ir tas pats, tik tai kaip mes emociškai, tai kaip dabar paaiškinti, taip tiesiog galime emociškai įvertiname, gal taip pasakyti aiškiau, kaip mūsų emocijos veikia mūsų pasąmonę. Aišku, tai yra dar kiti tenais dalykai susiję ten pagal planetas, kaip tu ten gimėjai, kokiam, tai yra jau skaitos atskiras tavo DNA, ne? Ten jau įspausdintas visatos, kai tu ateini į šitą Žemę, o ypatingai tavo avataro, tavo jau kūno, kuris yra čia, gimsta čia, ką tu ateini patirti. Tai va tavo kūno antspaudas, galima taip sakyti, ne? Tai va, tu ateini čia, o šitos Žemės, šitos vietos vibracija yra pakankamai žema, todėl mes tokiau turime žemesnės vibracijos žmonių aplinkui. Ir aišku, kai mes nemokame susitvarkyti savo emocijom, labai viską žiūrime emocionaliai, labai matome, kad va, mane nuskriaudė kažkas, ar mane įskaudino kažkas. Ir aišku, visą laiką mes nelabai mėgstame, kai mus kritikuoja, ne taip, mes visi labai įsižeidžia. Labai retas žmogus, kuris priims kritiką ir pasakys, wow, tikrai, man ant šito reikia padirbti, man reikia šitą pasvarkyti, man reikia tą, tiesiog peržiūrėti save, gal iš tikrųjų taip aš darau, ir aš net nematau, nes mes savęs nematome, kaip mes matysim save. Nebent tai pasižiūri veidrodį, tik tada tu matai, bet o kaip tu pažiūrėsi emocijas? Kaip tu pažiūrėsi savo poelgius? Tu savęs nematai. Tu žiūri, kai tu žiūri veidrodį, tu tik matai išorę, tai yra tavo kūnas. Bet kaip dabar mes turime pamatyti tavo emocinę būseną, ne? Kaip tu, pavyzdžiui, elgiesi su kitais. Nes tu eini, gyveni, ne, tu ateisi, tiesiog paprastai ateisi, pasakysi, aš noriu bilieto, ne? Ar dar kažką, ar tiesiog sakysi,
aš norėčiau kepalo duonos, ar tiesiog tu įsibrausi į eilę, ne taip. Tai jau tu rodai, koks tu esi žmogus, ne? Bet, pavyzdžiui, tau gal atrodo tai yra visiškai normalu, o kitas žmogus, nu va, net ačiū nepasakė. Nu va, pažiūrėk, jį įlindo į eilę, nu tik. Tai va, visata, kad pamatytum save, savo emocinę būseną, kad tu pamatytum, kaip tu elgiesi su kitais, jie tau atsiunčia tam tikrus žmonės į tavo gyvenimą. Jie atsiunčia tam tikras situacijas į tavo gyvenimą ir sako, va, žiūrėk kokia situacija. Ir tu tau ateina, pavyzdžiui, ne kas nors, tu važiuoji mašiną ir kažkas, va, taip, užlenda į priekį. Nu va, tai tau parodo situaciją, ne? Kad tu mėgsti irgi tai daryti, bet tau nepatinka, kai kitas daro. Bet mes imam ir sakom, nu va, kokie tie žmonės, va čia va taip daro, va čia tur važiuoja, va čia. Tai gali būti bet kokia situacija. Aš tik duodu pavyzdžius iš savo bendro, taip pat kaip ir aš patyriau ir patiriu irgi tą patį, nes ir aš tam pačiam laive su jumis visais irgi mokinuosi tuos, ne tai, kad būtent tuos pačius, bet irgi turiu emocinės pamokas, kurias turiu pamatyti ir išmokti. Ir tai va dabar taip tiesiog atėjo mintis ir taip aiškiai jam, bent jau man, aiškiai taip atrodo, aiškina, suprasti, kodėl tokie žmonės atsiranda mūsų gyvenime, kodėl tokios situacijos susidaro mūsų gyvenime. Dėl to, kad mūsų kūną mes galime atspindėti tik tai veidrodį, nes mes matome veidrodį. Mūsų emocijos irgi atspindi veidrodį. Bet koks tas veidrodis? Veidrodis atspindi kituose žmonėse. Veidrodis tai yra tavo emocinės, kaip tu reaguoji, kaip tu elgies, tavo poelgiai, tavo mąstymas, ne? Viskas atspindi, tai yra kiti žmonės, tai ką tu pritrauki, tai yra visa tai. Tai kai mes išmoksime tai ir pamatysime ir pradėsime reaguoti į tai, tada pasikeičia mūsų pasąmonė. Tada tu pradedi kontroliuoti savo emocijas. Tu, pavyzdžiui, kai tu supyksti, ne? Tai aišku, jeigu kas nors tau tikrai blogą padaro, tikrai negali nesupykti, ne? Bet kitą kartą, pavyzdžiui, kai aš susipyksiu su vyru, ne? Turime kivirčius, ne? Tai dabar aš pastebėjau, kad aš tiesiog nutylu ir aš leidžiu jam, jeigu jis yra ant manęs supykęs, jam kažkas nepatiko, ką aš padariau, dar pasakiau, aš leidžiu jam tai išsakyti. Aš leidžiu jam tam išsakyti, nes tada aš pradedu mąstyti, o gal iš tikrųjų aš kažką, gal aš neturėjau taip sakyti, gal aš turėjau pagalvoti ir apie jį, ne? Gal turėjau pagalvoti ir kaip kitas žmogus sureaguos, ne? Tai nereiškia, kad jie nenori pasakyti, kad tu turi visą laiką nusileisti. Tiesiog tu turi pradėti matyti situacijas. Ir pagal tas situacijas, jeigu tu pradedi matyti, tu pradedi kontroliuoti tą situaciją. Tu neleidi, pavyzdžiui, vien tik tai durnam kivirčui įplėskėti tiek, kad, pavyzdžiui, imat ir pradėt jau šnekėti apie skyrybas ir viskas dedam, skirstomės va čia tos visus skuturus, ką mes čia turim, viską, ką mes turim ir viskas einam. Tai va, tu pradedi mąstyti, ne, kaip va, tą situaciją tu pradedi valdyti, tu pradedi ir tu galvoji, ar man reikia švaistyti iš tikrųjų tą energiją dėl to nelemto kivirčio, ne, jeigu ten, pavyzdžiui, niekas manęs nežudo, niekas ten manęs blogo nedaro, tai kodėl reikia kaip dabar paaiškinti, kaip reikia tiesiog, gal jums patiems, va dabar, pavyzdžiui, dabar man šnekant, aš nerandu žodžių, bet gal pas jūs ateina mintis ir jums šneka, gal jums tiesiog pasako tam tikrus žodžius, kurie tiesiog atrakina jūsų pasąmonę, atrakina kiekvieno iš jūsų tiesiog balsą, kuris šneka jums, ne? Tai va, aš galvoju, kai dabar, ką aš negaliu paaiškinti to, aš tikiuosi, kad jums jie paaiškina specifiškai, ką aš ir ką jie, kai aš dabar šneku, nori tuo pasakyti. Tai va, grįžtam prie tos temas. Kad emocijos, mūsų emocinis veidrodis, tai yra kiti žmonės,
Tai yra situacijos, kurias mes patys sukuriam dėl to, kad mes taip elgiamės su kitais. Dabar jūs sakysi, o ne, aš visada geras. Jeigu tau ateina tokios situacijos, vadinasi, tu dar nesi, ne tai aš nepasakysiu tobulas, nes tobulumo tiesiog ir nėra, bet tiesiog dar kažkur reikia dirbti, jeigu tau tos situacijos grįžta. Tu vadinasi, neini drąsiai ir radikaliai nesikeiti, nekeiti savo požiūrio, nekeiti savo nuomonės apie kitus, tu vis dar pagalvoji. Dabar kitą kartą, kai aš pagalvoju, nu, va taip, tiesiog bloga mintis ateina. Ir aš laiką dabar, kai aš skaičiau knygą, vieną knygą angliškai, tiesą sakant, tą knygą skaičiau, kai mano prasidėjo prisikėlimas, atbudimas, tiesiog aš skaičiau 4 kartus. Šį kartą buvo, dabar perskaičiau 4 kartą. Tai yra audio knyga, garsinta knyga ir aš klausiausi 4 kartus. Ir paskutinį kartą, dabar, kai aš klausiausi, gal prieš porą savaičių, tiesiog tie žodžiai, tiesiog tas supratimas, tas gilumas, tas, ką rašytoja nori paaiškinti, tiesiog smigo į mano pasąmonę, kad taip, iš tikrųjų, atrodo, aš klausiausi tos knygos, tos pačios knygos 4 kartus, dabar 4 kartą klausiausi. Ir aš vis kažką naują atrandu iš tos pačios knygos. Kaip, pavyzdžiui, dabar buvo, aš nesiklausiau to video, bet aš mačiau, YouTube buvo video apie Gražuolę ir pabaisą. Tikriausiai visi žino tą pasaką Gražuolė ir pabaisa. Ir kai jisai pasakė, kad ta pabaisa atspindi tą princą, tiesiog atrodo, kaip lemputė užsidegė galvoje ir tavo wow, toks momentas, tiesiog wow momentas įvyksta tavo galvoje ir tiesiog man taip įvyko. Ir aš galvoju, taigi tikrai, taigi tas princas į toj pasakoj, jisai buvo negeras iš pat pradžių, ne taip, jisai toksai, aš tikrai nesiminsiu, nes nelabai skaitau tos pasakos, bet, prasme, jis nebuvo koks ten tas princas, ne taip, ir jis tapo pabaisa. Atėjo, bent jau taip sako, atėjo ragana ir pavirtė į pabaisą, ne? Bet tai yra labai sena pasaka, kuri ateina iš kartų kartos ir nežinia, kiek metų mes čia gyvenam šitoje žemėje. Aišku, nieks mums to nesako, bet tai atėjo iš mūsų senolių. Tai jie mokinosi tas pačias pamokas, jie mokino mus tas pačias pamokas, ką jie irgi mokinosi, apie emocijas, kad jos atspindi mus, tos emocijos atspindi mus. Ir kas tą princą išgelbėjo? Kokia energija išgelbėjo princą? Meilės energija. Tai yra meilės energija, nes tai vienintelė energija, kuri gali ištraukti mus iš tokio mąstymo, kad yra geras ir blogas. Nėra tokio dalyko. Tai tik tai mes atspindime pasaulį. Tai tik tai tu atspindi tai, kas ateina į tavo pasaulį. Tai va, visų pirma, pradėkite matyti situacijas, pradėkite matyti, kas vyksta, pradėkite kontroliuoti tas situacijas, pradėkite kontroliuoti savo emocinę būseną. Pavyzdžiui, kas nors, kaip ir buvo su mašina, ne, įlenda į priekį ir pasakai, Dieve, duok jam gero kelio, ar dar kažką. Nu, tiesiog palinkėkite gero, vietoj pasakyti, nu va, įlindo, nu va, tai važiavai iki pat gal ir įlindo, nu va, tik tai nereikia smerkti, nesmerkim nieko, nes mes nesame tokioj būsena ar tokie, kad galime smerkti kažką kitą. Visų pirma, mes nežinome jo situacijos, jisai nežino mūsų situacijos. Pavyzdžiui, kitą kartą, kai laikraščiai rašo ir pasako, o, tas žmogus blogas, tas žmogus blogas. Kokią teisę, nežinodami visos situacijos, mes nebuvome jo kailyje, mes nesuprantame, kaip jisai užaugo, mes nesuprantame, kokiam aplinkoje jisai gyvena, kokioje situacijoje, kaip mes galime smerkti žmogų. Nes mes jo nesuprantam, mes jo nežinome. Bet tai yra labai lengva, nes kažkas pasakė, kad tu gali tai smerkti. Tai yra normalu. Ir tada, kai pas mus ateina tokios situacijos į mūsų gyvenimą, ne, ateina kažkas, tiesiog susidaro situacija ir tau yra nemalonu, ir tu sakai, gyvenimas yra neteisingas. Ar gyvenimas neteisingas, ar tiesiog mūsų požiūris yra neteisingas, ar tiesiog mes... Ir nenoriu sakyti neteisingas, nes mes visi čia ateiname mokintis vienaip ar kitaip.
Tai tiesiog tobulėkime, mokinkimės, kaip galėtumėm tiesiog save patobulinti savo gyvenimą, patobulinti savo mintis, patobulinti pasaulį aplink mus ir parodyti kitiems žmonėms, kad gyvenimas yra nuostabus. Kai tu nori kažko, kai tu nori pasiekti, kai tu esi dorai, kai tu linki žmonėm gero, kai tu mąstai apie žmonės gerai, kai tu linki jiems meilės, kai tu linki savo meilės, kai tu tiesiog žiūri pasaulį su džiaugsmo pilnom akim, tada ir pasaulis atrodo nuostabus. Tai va tiek šį kartą, tikiuosi turėsite temas pamastyti patys, pagalvoti, palikite komentarų, ką manote, kokia yra jūsų nuomonė, visada malonu sužinoti jūsų nuomonę, aš jau padariau kelis video, tai labai malonu, kurie palieka komentarus, kurie paskatina irgi, bet mano pašaukimas yra tais, kad aš tiesiog perduodu žinutes, ką jie man sako, tada tos žinutės yra ir man pamokos, tos žinios ir man yra labai naudingos, ką jie šneka. Tai tiesiog man labai malonu su visais jumis bendrauti, labai malonu, kurie klauso šitos video, vadinasi, jūs atspindite mano vibraciją, jūs atspindite ir pritraukite tai, ką jūs, kaip aš sakiau, atspindite savie, dėl to visos situacijos susitinka, tai va labai malonu su tais, su kuriais aš bendrauju ir bendrausiu ir kurie klausosi ir klausysis, tiesiog būkime ir šypsokimės. Iki kito karto. Ade.